Taip, klausau, laba diena. Aha, žinom finalininkus. Gerai, sekundėlę rašausi. Rapolas. Rapolas iš Vilniaus. Šaunumėlis. Vilnius. Dautartas. Dautartas. Teisingai išgirdau. Dautartas. Gerai. Kur? Butrimonis. Geras, niekad ten dar nebuvau. Gerai, ačiū, susižiūriu viską. Maršrutus. Gerai. Sėkmės negalima linkėti. Iki. Na tai Rapolai, sveikas gyvas ir papasakok apie save. Esu Rapolas Blažaitis, man 11 metų, lankau Vilniaus tarptautinę Meridiano mokyklą, mėgstu groti gitarą, bendrauti su draugais, važinėtis dviračiu, dalyvauti įvairiausiuose konkursuose. Bet groji ne tik gitarą, groji dar ir... Na, mokiausi groti pianinu. Pagroji dar kartais? Na taip. O nervais pagroji mokytojų? Na, ne. Kalbinam Rapolo anglų kalbos mokytoją. So, teacher, tell me how is Rapolas doing? He's brilliant. A brilliant student, yeah. Jis yra briliantiškas, jis yra nuostabus. O dabar lietuviškai? Koks yra Rapolas? Tikrai šaunus mokinys, labai visų pirma draugiškas, nuoširdus, su juo įdomu bendrauti, visada pasiruošęs ir pasiruošęs daug daugiau negu aš, pavyzdžiui, prašau. Ar turi Rapolai kažkokių svajonių? Tarkim, norėčiau tikrai labai gerai pabaigti mokyklą, stoti į gerą universitetą. Lietuvoje ar užsienyje? Dar nenusprendžiau, nes tiek ten yra daug gerų universitetų, daug vietų, kur galima mokytis. Politikuoji ypatinga skaityti laikraščius rytais su kava, žiūrėti, kas vyksta pasaulyje? Na ne, kavos negeria. Na ir nepolitikuoju. Garsą turim? Gerai, taigi kalbinam Rapolo bendraklasius. Vien tik vyrai šiandien susirinko, net laboratorija nulinko. Taigi, koks yra Rapolas? Mėgstu daug valgyti. Kaip tai? Ką jis valgo? Viską. Koks jis dar yra? Labai mėgsta groti gitarą. Labai linksmas, mėgstu juokauti daug. Ką veikėt po pamokų pertraukus? Žaidžiam stalo tenisą arba stalo futbolą. Kaip su merginom reikalai? Ai, normaliai. Daug būrelių visokių lankai, tai papasakok apie juos. Lankau matematikų klubą. Mes per tą klubą skaičiuojam, žaidžiam žaidimus, dėliojam tangramas. Ką dėliojat? Tangramas. Kas tai? Tai yra tokia kaip dėlionė, su ja galima sudėlioti daug įvairiausių kūrinių. Ai, tangramos, tiksliai prisimeni. Lankau krepšinio būrelį mokykloje, kuris vyksta. Esi toks ir sportiškas, ir muzikalus, tai kur pakryps tavo kelias tiesus? Žinokit, nežinau, dar daug dalykų neišbandyta, dar daug nesužinota, daug neaplankyta. Aš parimavau ir jis parimavo. Štai, sėdim sau, rimuojam. Ko palinkėsit jam mūsų žaidime? O tu užimtų pirmą vietą. Sėkmės ir kad daug pačių ir žinių įgyti. Visų pirma, sėkmės, nepasimesti, kaip visada likti va tokių ramių. Labai įsistebino, man atrodo ramus, bet visada išeina į priekį. O tai gal taip ir nebus, bet kas galėtų jam pakišti koją? Kur jo silpnoji vieta? Manau, kad ta jo ramybė vidinė iš tikrųjų padės jam labai ir gal tikrai niekas nepakiš kojos. Nes vyručiai, jūs už? Rapolą! Gerai, Vilnius gerai, kur ten toliau? Butrimonis. Butrimonis. Ketvirtasis laidos sezonas džiugina, todėl kad lankomės vietose, kuriuose nebuvome per visą laidos gyvavimo istoriją. O dabar esame Butrimonėse. Na tai Dautartai, papasakok apie save. Esu Dautartas Valvonis, iš Butrimonių gimnazijos, mokosi 6 B klasėje. Kiek pamenu, dalyvavai ir praeitais metais. Kaip sekėsi, ko pritrūko? Sekėsi iš pradžių gerai, bet paskui gal susijaudinau, gal bijojau biškį ir vienu tašku iškritau antrame etape. Kaip galvojai, kaip šiemet, patobulėjai, kažką daugiau skaitėjai? Taip, tikiuosi pasirodyti geriau, laimėti ir nebijoti. Taigi kalbinam Dautarto bendraklasius. Koks yra Dautartas?
Geras, protingas. Per pertraukas mėgsta paždėkaut, pažaist. Protingas, daug siekia, atkaklus, visur pirmas, sportiškas, muzikoje gabus. Sportuoji. Kokį sportą šaką kultivuoji? Patinka labiausiai krepšinis. O šiaip dar pažaidžiu futbolą, stalo tenisą kartais. Na, auklėtoja, koksgi tas Dautartas? Na, Dautartas, kaip ir daugelis šio projekto vaikų, yra labai žingeidus, labai aktyvus vaikas su dideliu bagažu žinių ir tai jam padeda siekti gerų rezultatų. Dautartas tai yra tas vaikas, kuriuo galima pasidžiaugti klasėje, atsiremti į jį bet kokiu atveju. Jis tai yra mylimas mokytojų, mylimas draugų. Dautartas groja, Dautartas sportuoja, jis garsina mokyklą savo pasiekimais. Kuo jis galėtų būti, jeigu ir muzikoje, ir sportiškas, ir moksliškas? Manau, daug ko galėtų jis būti. Ko norėtum būti užaugęs? Dar tiksliai nežinau. Europarlamentarą. Traukia politiką? Taip. Kodėl? Seniau svajojau nuskristi į Mėnulį, būti dar policininku, statybininku, dabar tai jau nelabai. Labai norėtum statyti ir sureguliuoti eismą Mėnulyje? Ne. Dabar jau gal neįdomu pasidarė. Nes visai norėtum būti europarlamentaru. Taip. Kokią klausais muziką, Dautart? Ir mano mėgstamiausia grupė yra Bueno Klinik. Ir dėl jų net bėgtum iš pamokų ar net iš Lietuvos? Iš Lietuvos tai gal ne, bet iš pamokų gal ir pabandyčiau. Dautartas šiaip mėgiamas, mane dažnai pamaitina, šiaip pakutena. Gerai, ko palinkėsit jam? Aišku, kad laimėtų. Kad parvežtų taurę, linkim sveikatos, ramybės, susikaupti ir nugalėtų. Su tokiu dideliu žinių bagažu kaip Dautartas, manau, kad jam tikrai šypsosi sėkmė.